Štai ir atėjo nuostabi diena, kai naujai iškepti Seimo nariai stojo iškilmingą pozą skaityti priesaikos tėvynei. Kaip stojo, taip 3 valandas ir išstovėjo, kol visi kolegos iškilmingai prisiekė sąžiningai tarnauti rinkėjams. Kaip viskas vyko, žiūrėkite patys. Kad būtų lengviau rinkti Seimo gražuolę portale Elrytas LT, pasiklausykite ištraukų iš tautos išrinktųjų raiškiojo skaitymo konkurso. Aš Virginija Baltraitienė. Aš Rima Baškienė. Aš Asta Balkutė. Prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai. Prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai. Sąžiningai tarnauti tėvynei. Beje, ne visos gražuolės žinojo apie šį konkursą, bet kai sužinojo, maloniai nustebo ir mums pažadėjo visada gražiai atrodyti, šypsotis, žodžiu, bet kokią kainą siekti pačios dailiausios Seimo narės vardo. Ir kiek, pavyzdžiui, turit kostiumėlių? Na, turiu nemažai, apie 15 turbūt, gal net ir truputėlį daugiau. Turiu dizainerę, Jolantą Vazalinskinę, kuri kantriai mane jau 3. kadenciją rengia. O šiaip tai, žinoma, moteris visada turi stengtis gerai atrodyti, dėl to, kad Seimo posėdžių salėje dažnai esi filmuojama, fotografuojama. Na, tiesiog reikia, norisi parodyti pavyzdį ir to pavyzdžių paskatinti moteris. Būkite drąsios, moteris, eikite į politiką. Nesvarbu, jūs išrinks gražuolėm ar ne, bet svarbiausia yra protas. Ir žinot, kad vyksta Seimo gražuolės rinkimai? Tikrai nežinau. Aš nedalyvauju. Nemanau, kad aš galėčiau pretenduoti ir tikrai labai ačiū. Labai gražiai atrodo. Ačiū. Šiandien bus raiškio skaitymo konkursas priesaikos skaitimo. Ar stengsitės gražiai paskaityti? Taip, aš visada jaudinuosi ir visada stengiuosi labai, nes man tai yra labai svarbu. Tiesa, Donalda Meiželytė, anksčiau buvusi visiems ir visai atvira, nelabai apsidžiaugė šiais rinkimais. Bet tokia jau tautos išrinktųjų dalia. Nori, nenori, tave taršo, tyrinėja, nužiūrinėja. Pat savo sutikimogi neduodi, kad įdėtų tavo nuotrauką, parašytų renkame gražiausią Seimo narę. Jo labiau, kad iki dabar, iki šiandienos mes nei viena nebuvome Seimo narė, ar ne, ir aš pati dar neprisiekusi esu. Tai toks keistas dalykas. Aišku, žmonėms reikia duonos ir žaidimų. Pala, parlamentarė Donalda, o kai pati dainavote dažnutes, dar liaudyje čestuškom vadinamas, apie politikų nuodėmes, turbūt irgi neklausėte, ar tie politikai nori, kad iš jų šaipytųsi. O dabar, kai tauta įvertino pačios drąsą ir išrinko į Seimą, purkštaujate? Ta tekstą, kad koks velnias nešė mane į tą galerą, manau, kad pasakė ne vienas iš mūsų. Ir pagalvojo galbūt taip, bet manęs tai nebaugina visiškai, nes aš dirbus esu darbą valandinių, nuo iki, atsakingas pareigas turėjau ir tai nėra man kažkoks akibrokštas, ar ne, aš nesu iš tų žvaigždžių, kurios nieko mokslų nebaigia, tik tai dainuoja ir krūtina klubus. Oi, tik nereikia. Žinojote juk apie būsimų žurnalistų persekiojimus ir apie priesaiką. Tai dabar ir prisiekite, Donalda. Aš Donalda Meiželytė, prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai. Prisiekiu daugiau niekada nesifotografuoti nuoga, nevilioti vedusių vyrų ir jokių būdų už jokį honorarą nedainuoti dažnučių apie politikus savo kolegas. Priesaika priimta. Žiūrim toliau, ką mums gali prisiekti Seimo narės ir nariai. O štai ir puikioji Agnė Bilotaitė, be konkurencijos pirmaujanti Seimo gražuolės konkurse. Tautinis kostiumas, kukliai nuleistos akys, chrestomatinės Smetonos laikų lietuvaitė, bet ir šiandien pati dailiausia. Iš kur tokia patirtis? Agne, ar esat dalyvavus gal kokiam nors grožio konkurse kada nors? Na, gal paauglystė kaip ir visos mergaitės tikriausiai buvo visokiausių dalykų. Jeigu nepaslaptis, kokiam dalyvavot? Vietinės reikšmės Klaipėdoj. Mis Klaipėda netgi? Buvo. Bingo, pataikėm. Labai įdomu. O tik dalyvavote ar ir ką nors laimėjote, panelė Agne? Tapau Miss Foto. Aš net neprisimenu, čia buvo labai seniai. Tiesiog tai buvo toks senas etapas, aš kaip tai priskiriu kaip vaikystę, paauglystę ir... Na, pabūkime tikslus. Ne taip jau ir seniai, vos prieš 5 metus Agnė su pikiniu stypčiojo po sceną konkurse Miss Klaipėda. O žinote, kas konkurse pirmininkavo? Spėkite iš 3 kartų. Taigi tas pats Arūnas Valinskas. O dar, sako, sutapimų gyvenime nebūna. Bet netrukdykim Seimo narėms susikaupti.
Priesaika yra priesaika, dalykas rimtas, momentas iškilmingas. Gali ir balsas ne vietoje suvirpėti, ir atmintis nelaiku sušlubuoti, juk niekas nuo emocijų protrukio neapdraustas. Net tokios raiškiojo skaitimo asės kaip Ingrida Valinskienė. Siekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Atsiprašau, susijaudinau. Nieko, ponia Inga, tęskite ir kuo ilgiau. Lietuvai juk malonu žiūrėti žodžiu, su tokia iškirpte nebaisu ir suklysti, juk pasaulį išgelbės grožis, o ne visokie veiklūs komitetai ir krizių valdymo frakcijos. Svarbiausia gražiai šypsotis ir nesutrikti. O kalbant apie tai, Inga tikrai profesionalė.